aš čia paskambinau į +3 7 0 6 4 5 8 0 7 3 0. Taip. Čia dėl mašinos. Taip, prašau. Man anūkui perku mašiną, jisai išėjo iš zonos. Tai dabar porą klausimų turiu. Taip, prašau jūsų. Tai palaukit, tuoj kur čia užsirašiau aš. O kiek pas ją arklių yra? Nežinau kiek arklių, bet 90 kW. Man atrodo 120 arklių, tai 90 kW čia būtų. O čia aš nežinau, prie ko tie arkliai yra, bet o jie dideli ar maži būtų, poniai ar ne? Nu ten žinokit, ponia, variklis yra iš silpnesnis variklis. Negali mašiną praeiti. Supratau. O taip tada kiek jinai, per kiek laiko iki bažnyčios galima nuvažiuoti su ją? Tai priklauso nuo kurios vietos, aš nežinau. Tai man sakė paklaust, kiek jinai važiuoja greitai. Nu, čia reikia realiai prisėsti ir žiūrėti, nes kiekvienam žmogui yra galimas skirtingas greitis. Man, pavyzdžiui, greitai, gal kažkam lėtai būtų. O kiek ją reikia stumt, kad jinai užsivestų? Ją nereikia stumt, kad užsivestų, jie užsiveda viskas normaliai. Ir tai būna jau šiais laikais, eik tu savo. Ja, taip. O jinai turi draudimų kažkokių tai? Draudimas iki Liepos pabaigos, kol kas yra. O techninė apžiūra iki 4 metų, 4 metus galios. O tai tipo, kaip galima būtų pakeisti tą draudimą, kad važinėt galima būtų? Kiek čia kainuotų? Tai priklauso irgi kaip žmogus. Aš nežinau, o jūs perkate anūkui, taip? Jo, anūkui, jisai va dabar išėjo, matot, sakau, iš zonos išėjo, ilgai sėdėjo ir dabar neturi ko važinėti. Tai gal būtų paprašiau, kad jis paskambintų tiesiog, ir mes tada susitartume. Dabar nelabai gali, jisai matot, užsiėmęs biškį, nežinau, jisai man parašė sąrašiuką ir aš paklausinėjau jam, nes matot, nenoriu, čia dovana, staigmena būtų jam. O taip, kiek jinai, O kur jūs randatės? Tai iš esmės aš galiu privažiuoti, kur jums reikia, jeigu Vilniuje. Vilniui? O kur tas Vilnius, kaip jisai čia nuo Kazlų Rūdos būtų? Nuo Kazlų Rūdos reikėtų biškį pavažiuoti, biškį toliau. O jūs, sakot, nuvežtumėt, ane? O tai jinai dėl kainos, ane, aš čia matau parašyta 318, tai tokia ir būtų. Čia yra mašinos modelis, kaina yra 1950, apie 2000. Jėzus, apsiskaičiau. O galiu paklausti tada? 317 yra modelis mašinos. Supratau. Tai čia... Jinai kiek talpinai yra, kiek čia galima būtų paguldyti, suprantat? Nežinau, man.
A, o jūs kiek sėdėjot? Aš iš balso panašus į mano anūką esat biški. Kaip sakot? Kiek jūs sėdėjot? Kiek aš tave važinėjau laiko? Ne, kiek sėdėjot zonoj, sakau, iš balso labai į anūką panašus, dabar jisai va irgi išeina iš zonos ir matot, perku jam mašiną todėl. O kiek jūsų anūkas sėdėjo? Mano anūkas va dabar 10 metų suėjo. Nu, neblogai. Ilgai. O jūs kiek sėdėjot? Aš nesėdėjau. Ir nesėdėsiu. A, tu matai, kaip yra. Nu tai gerai, tada susiskambinsim, kai priveši, tada Gerai. viso gero.